Sveiki atvykę į įdomiosios dokumentikos YouTube kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie nepaprastą Lietuvos herojų istoriją. Man išgirdus šią istoriją atėjo suvokimas ir savotiškas liūdesys dėl to, kas vyksta su lietuviais mūsų dienomis. Visi tik kaltina valdžią visokiausiam sąmokslo teorijom. Egzistuoja daugybė žmonių, kurie tiesiog dergia ant Lietuvos. Toks vaizdas, jog patriotiškumas ir meilė, kurią jautė mūsų senoliai, jų šlietas kraujas ant šios žemės jau seniai pamirštas. Šiandieną nukeliausime netoli Kauno į Zapyškio apylinkes, vietovę menančias skaudžias, bet kartu ir didvyriškas Lietuvos partizanų kovas už laisvę. Būtent čia, Drapakampio miške, buvo svarbus partizanų centras, tapęs ne tik prieglobsčiu, bet ir pasipriešinimo simboliu. Kazlų Rūdos miškų glūdumoje 1944 m. žiemą susibūrė būrys laisvės kovotojų, pasiryžusių priešinti sovietų okupacijai. Dauguma jų buvo jauni žmonės iš vietinių apylinkių, kurie pažinojo šiuos miškus. Artėjant šaltai 1944 m. žiemai, Drapakampio miškas tapo prieglobsčiu maždaug 30 vyrų. Šiam būriui vadovauti stojo Lietuvos kariuomenės puskarininkis Jonas Misevičius, patyręs ir ryžtingas lyderis, suvokęs būtinybę organizuoti pasipriešinimą. Būtent šioje atokioje vietovėje partizanai ėmėsi įrenginėti savo slaptą stovyklavietę. Kruopščiai ir sumaniai buvo iškasti bei gerai užmaskuoti 2 bunkeriai. Vienas iš jų tarnavo kaip gyvenamoji patalpa, kur partizanai galėjo ilsėtis ir planuoti savo veiksmus. Taip pat šis bunkeris veikia kaip ligoninė, gyvybiškai svarbi vieta sužeistiesiems gydyti net ir atšiauriausiomis miško sąlygomis. Taipogi buvo pasirūpinta ir maisto atsargomis, įrengiant patikimą sandėlį, kuris leido partizanams išvengti ilgą ir sudėtingą žiemos laikotarpį. Būtent šiuose bunkeriuose 19 Lietuvos vyrų praleido 1944–45 m. žiemą. Įsivaizduokite tą kasdienybę, nuolatinę įtampą, šaltį, kurį jie jautė atšiauriausiamis gamtos sąlygomis. Tačiau juos visus vienijo stiprus laisvės troškimas ir pasiryžimas kovoti. 1945 m. pavasarį stovyklavietė sulaukė svarbaus papildymo. Čia atvyko radistas Jurgis Čeižys, slapyvardžiu Aras. Jo atvykimas buvo itin reikšmingas, nes jisai atsinešė radijo siųstuvą. Tai leido partizanams palaikyti ryšį su kitais pasipriešinimo centrais ir gauti svarbią informaciją iš išorės. Tačiau kartu su Aru į stovyklavietę atėjo ir partizanas pravarde Šoferiukas. Pastarasis kėlė įtarimų kitiems partizanams, nes būdavo linkęs tiesiog pradingti. Kaip vėliau paaiškėjo, jisai buvo išdavikas. Ši ramybė šioje miško oazėje truko neilgai. 1945 m. birželio 12 d. 14 partizanų šios stovyklavietės patraukė į Kluoniškių kaime esančią Zigmo Balsio sodybą, nutolusią vos kelis kilometrus per mišką. Jų užduotis buvo pernakvoti čia, o sekančią dieną patraukti į netoli Pavilkio esantį bunkerį ir ten įsikurti. Pavargę po žygio, partizanai spėjo prigulti pailsėti, kai netikėtai sodyba buvo apsupta enkadavistų. Pirmasis žuvo sargybai paskirtas partizanas, budėjęs prie namų. Netikėtos ir neilgios kautynės buvo žiaurios, nuo skriejančių kulkų užsidegė pastatai. Herojiškai gindamiesi žuvo 5 partizanai, kitiems pavyko pabėgti. Po kruvino susirėmimo Zigmo Balsio sodyba buvo sudeginta. Būtent ten, šalia sudegusių namų, žuvusiųjų partizanų palaikai ir buvo palaidoti. Šiandieną ši vieta yra svarbus partizanų atminimo simbolis. Tačiau okupacinė valdžia nesiliovė ieškoti partizanų ir turėdami surinktos informacijos, kurią jiems perdavė partizanas Šoferiukas, 1945 m. rugpjūčio mėnesį NKVD pajėgos apsupo ir pačią Drapakampio stovyklavietę. Šio susirėmimo metu žuvo radistas Jurgis Čeižys Aras, buvęs svarbus partizanų ryšiui su išoriniu pasauliu. Zigmas Balsys, suteikęs prieglobstį partizanams savo sodyboje. Jis apgulties metu buvo lauke netoli laužavietės, jį patį pirmą pačiupo ir kažkur nusivedė, jis buvo vietoj nukankintas ir nužudytas, jo palaidojimo vieta nežinoma. Zigmo Balsio visi 3 sūnus buvo partizanai, o jo sodyboje buvo nužudytas jo jaunesnysis sūnus, vos 17 metų sulaukęs Viktoras Balsys.
Legendinis partizanas Vytautas Balsys, pravarde Uosis, šioje Papiškio Novos partizanų stovyklavietės kautynėse buvo sunkiai sužeistas. Tačiau nepaprastos valios pastangomis ir sėkmingos įtiktinumo dėka jam pavyko ištrūkti iš apsupties. Dar su keliais vyrais jisai pasislėpė netoli esančio upelio. Vytautas Balsys iki 1948 metų tęsė partizanų kovas Kazlų Rūdos miškuose. Galiausiai jisai buvo suimtas ir ištremtas į atšiaurųjį Norilską. Į Lietuvą Vytautas Balsys galėjo sugrįžti tik tai 1966 metais. Jo istorija tai dar vienas įrodymas nepalaužiamos Lietuvos tautos pasipriešinimo dvasios. Drapakampio miško istorija tai tik vienas iš daugelio Lietuvos partizanų kovos epizodų. Tai priminimas apie didvyriškumą, pasiaukojimą ir nepaprastą žmonių ryžtą ginti savo laisvę ir nepriklausomybę, net ir pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Nepamirškime šių herojų ir jų aukos, būkime verti jų atminimo. Jonas Misevičius, gimęs 1916 metais, Papiškiai, suimtas 45 metais, mirė Vorkutos lageryje. Juozas Misevičius, gimęs 1923 metais, Papiškiai, suimtas 46 metais, 15 metų kalėjo Norilsko lageryje, grįžo į Lietuvą. Juozas Poškaitis, gimęs 1923 metais, Papiškiai, suimtas ir kalėjo. Juozas Venskūnas, gimęs 1923 metais, Papiškiai, suimtas ir kalėjo. Aleksandras Jansonas, gimė 1915 metais, Papiškiai, suimtas ir kalėjo. Vytautas Balsys, gimęs 1923 metais, Kluoniški, suimtas 48 metais, 15 metų kalėjo Norilskio lageryje, grįžo į Lietuvą. Zigmas Balsys, gimė 1925 metais, Kluoniški, suimtas kalėjo Kazakstane, grįžo į Lietuvą. Zigmas Balsys, gimė 1896 metais, Kluoniški, žuvo 45 metų rugpjūčio 26 dieną šioje stovyklavietėje. Viktoras Balsys, gimęs 1927 metais, Kluoniški, žuvo 45 metų birželio 13 dieną Zigmo Balsio sodyboje, Kluoniškių kaime. Kazimieras Balsys, gimė 1930 metais, Kluoniški, 48 metais nukankintas per tardymą Jurbarke. Kazys Bieliauskas, gimė 1921 metais, Kluoniškiai, suimtas, mirė Volkutos lageryje. Jurgis Bieliauskas, gimė 1923 metais, Kluoniški, suimtas, kalėjo lageryje, grįžo į Lietuvą. Vincas Poderys, gimė 1921 metais, Kluoniški, suimtas, kalėjo Vorkutos lageryje, grįžo į Lietuvą. Vincas Balaševičiusa, gimė 1925 metais, Kluoniški, suimtas, kalėjo Kazakstane, grįžo į Lietuvą. Stasys Seniūnas, gimė 1925 metais, Kluoniškiai, žuvo 45 metų pavasarį patekęs į KGB pasalą. Algirdas Pančeka, gimė 1923 metais, Kluoniški, žuvo 45 metų pavasarį patekęs į KGB pasalą. Vacys Zizas, gimęs 1925 metais, Kluoniški, žuvo 45 metų pavasarį patekęs į KGB pasalą. Jurgis Zizas, gimęs 1917 metais, Kluoniški, žuvo 45 metų pavasarį patekęs į KGB pasalą. Viktoras Liktoraitis, gimęs 1917 metais, Kluoniški, žuvo 45 metų vasario 26 dieną Žemkelio kautynėse. Tai toks likimas ištiko partizanų, buvusių šioje stovyklavietėje. Jei jums patiko šis video, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo ir pasidalinti juos su kitais besidominčiais Lietuvos istorija. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video apie nepaprastą Lietuvos istoriją. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją?
Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.